Sveiki, su kolege Egle pristatysime savo Kurk Lietuvai projektą apie universalų dizainą Lietuvoje. Kaip viešajame sektoriuje kurti visiems prieinamą, suprantamą ir naudojamą aplinką. Mūsų projektas buvo vykdytas kartu su Lietuvos Respublikos prezidento kanceliarija. Informacinė aplinka Lietuvoje kelia daug iššūkių. Neprieinamos internetinės svetainės, neįskaitomas šriftas, neaiškios rodyklės ar ženklai deja vis dar yra kasdienybė. Nors universalus dizainas yra labai platus konceptas, kuris apima paslaugas, produktus, informacinę aplinką ir fizinę aplinką, mūsų projektas sprendžia su informacinė aplinka susijusias problemas. 2019 m. duomenimis informacinės aplinkos prieinamumas Lietuvoje tesiekė 5 procentus. Lietuva siekia šį rodiklį padidinti 10 kartų. Informacinės aplinkos prieinamumo didinimas suteiktų galimybę kas 10 Lietuvos gyventojui lygiomis teisėmis dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Bet labai svarbu pabrėžti, kad prieinama informacija yra naudinga mums visiems be išimčių. Mūsų projekto rezultatas yra ypatingai aktualus šiuo metu. Nuo 2024 metų įsigaliojo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas, kuris užtikrina, kad savivaldybės ir savivaldybių institucijos teiks informaciją asmenims su negale jų pasirinktų prieinamų bendravimo būdu. Taip pat mūsų rezultatas padės pasiekti Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencijos, Europos komisijos neįgaliųjų teisių strategijos bei pažangos strategijos Lietuva 2030 krypčių įgyvendinimo. Kaip minėjome anksčiau, mūsų projektas yra orientuotas į informacinės aplinkos problemas. Todėl sukūrėme informacinės aplinkos įsivertinimo įrankį, kuris yra skirtas institucijos, įstaigos ar organizacijos informacinės aplinkos prieinamumui vertinti ir užtikrinti, taip pat komunikacijos su visuomenė prieinamumui gerinti ir asmenų su negali teisių įgyvendinimui. Jis taip pat gali pasitarnauti kaip atmintinė, ruošiant turinį, dokumentus ar komunikuojant su visuomenė bei tikslinėmis žmonių grupėmis. Įrankis suskirstytas į 8 dalis ir jos padengia visas svarbiausias su informaciniu prieinamumu susijusias sritis. Pavyzdžiui, kalbinis supaprastinimas, vizualinės informacijos, vaizdo ar garso įrašų prieinamumas, informacijos teikimo būdai ir kitos. Šioje skaidrėje matote mūsų įrankio pavyzdį iš vizualinės informacijos prieinamumo dalies. Mūsų pagrindinis tikslas – paprastumas ir intuityvumas. Tuo siekiame, kad įrankiu būtų naudojamasi kuo plačiau. Juo naudotis nereikia papildomų žinių ar pasiruošimo, nes jis sukurtas kaip visiems įprastas klausimynas. Kiekvieną kriterijų galima įsivertinti pasirinkus vieną iš 3 atsakymo variantų, ne iš dalies arba taip, ir suskaičiuoti rezultatą. Taip pat papildomai pateikiame komentarus, kitą naudingą medžiagą ir informaciją. Šiuo įrankiu pasidalinome su Lietuvos savivaldybių asociacija ir su asmens su negalia teisių apsaugos agentūra, kuri vykdo informacijos prieinamumo stebėseną. Taip pat jį pristatėme regionuose. Ačiū už dėmesį ir įrankį ir kitą informaciją apie projektą galite rasti Kurk Lietuvai puslapyje.